Radė. Skaitome šiandien apie Aparą Ekadašį. Šri Judhišthira Maharadžas tarė: O Džanardana, kaip vadinamas Ekadašis, apsireiškiantis per 2 tamsiasias savaitės, Krišna Pakša, Džešta mėnesio metu, gegužė birželį. Aš trokštu išgirsti šios Hari dienos šlovę iš tavęs, prašau viską man papasakok. Viešpats Krišna atsakė: O karaliau, nuostabus tavo pageidavimas, atsakymas jį atneš naudos visai žmonijai. Šis Ekadašis yra toks didingas ir maloningas, jog jo tyrumo dėka net didžiausias nuodėmės gali būti panaikintas. O didis šventas karaliau, šis neišmatuojamai maloningas Ekadašis yra žinomas Apara Ekadašio vardu. Kiekvienas beje pasninkaujantis šią šventą dieną tampa žinomu visoje visatoje. Žinoma. Net tokios nuodėmės kaip bramano karvės ar embriono nužudymas, abortai, pikžodžiavimas ir užsiiminėjimas lytiniais santykiais su kito vyro žmona yra visiškai panaikinami besilaikant Apara Ekadašio. O karaliau, melagingai liudijantis žmonės yra didžiausi nusidėliai, taip pat žmogus, kuris melagingai ar neteisingai garbina kitą. Tas, kas sukčiauja sverdamas ką nors svarstyklėmis. Tas, kuris nevykdo savo varnos ar rašomos pareigų. Pavyzdžiui, nekvalifikuotas asmuo užsima bramano pareigas ar žmogus neteisingai cituojantis Vedas. Tas, kas išradinėja savo šventraščius. Tas, kuris sukčiauja. Astrologai šarlatanai, sukčiaujantis apskaitininkai ar netikri ar Vedas gydytojai. Visi jie be abejonės yra tiek pat nedori, kiek ir tie, kurie melagingai liudija ir visiems jiems lemta kentėti pragariškas bausmes. Bet paprasčiausiai besilaikant Apara Ekadašio visi šie nusidėliai visiškai išsilaisvina iš nuodėmių reakcijų. Kariai, apleidę savo kšatriją dharmą ir vengiantis mūšio lauko, keliauja žiaurų pragarą. Tačiau Judhišthira net ir šitaip kritęs kšatrė, jeigu laikosi pasninko Apara Ekadašio dieną, yra išlaisvintas iš didžiulių nuodėmių reakcijų ir keliauja į rojų. Didžiausias nusidėlis yra tas mokinys, kuris gavęs tinkamą dvasinį išsilavinimą iš savo dvasinio mokytojo, nusisuka nuo jo ir pikžodžiauja prieš jį. Šitoks taip vadinamas mokinys kenčia nepaliaujamai. Bet netgi jis, būdamas tiek nedoras, tačiau besilaikantis Apara Ekadašio, gali pasiekti dvasinį pasaulį. Tik čia nėra aišku, kada pasieks. Klausykis, o karaliau, kol aš kalbu apie kitas šio nuostabaus Ekadašio didybės. Nuopelnai įgyti bet kieno, kas atlieka toliau nurodytus dievo baimingus veiksmus, prilygsta nuopelnams įgytiems besilaikant Apara Ekadašio. Škia yra 2 pusės. Viena pusė, reiškia, tu atperki nuodėmės už tam tikras apvalomos yra nuodėmingos reakcijos už tam tikras nuodėmės ir tuo pat metu yra sukaupiama dorybė, kuri prilygsta va tokiom dorybėm. Kasdieninis maudymasis 3 kartus Puškara Kšetrai kartikos metu, spalį lapkritį. Puškara Kšetra yra Brahma šventikla. Tai už Apara Ekadašio laikymasis prilygsta va tokiem dalykam. Išsimaudimas Prajagoje Magos mėnesio metu, sausį vasarį, kai saulė yra ožiaragio ženkle. Tarnysčių organizavimas viešpačiui Šivai Varanasėje, Benarėse Šivaratri metu. Šivaratri yra tada, kada Šiva apsireiškia. Aukų siūlymas savo protėvams ne Šiva apsireiškia, bet kada buvo pradėtas pirmą kartą Šiva lingamas garbinti. Aukų siūlymas savo protėvams Gajoje. Išsimaudimas šventoje Gautamių upėje tuo metu, kai Jupiteris įžengė liūto ženklą. Viešpaties Šivos daršano gavimas Kederanathoje. Viešpaties Badrinatha aplankymas tuo metu, kai saulė įžengė į vandenio ženklą.
ir išsimaudimas Kurukšetroje saulės užtemimų metu, atiduodant karves, dramblius ir auksą labdarai. Tai va ta Parakadašis visą tai duoda. Visas malonės, kurias įmanoma gauti nuoširdžiai atliekant šios veiksmus, yra įgyjamos besilaikant tą Parakadašį. Taip pat malonė įgyta paaukojant besilaukiančią karvę kartu su auksu ir dėlinga žeme, yra įgyjama pasninkaujant šią dieną. Kitais žodžiais tariant, Parakadašis yra kirvis, iškertantis subrendusi mišką, pilną nuodėmingų veiklų. Tai miško gaisras, deginantis nuodėmės, tarsi jos būtų degios malkos. Tai saulė, plėskinti priešais padarytus tamsius nusikaltimus, ir tai liūtas, su nekantrumu stebintis Romų elnę. Taigi, o Judištyra, kas iš tiesų baiminasi savo praeities ir dabarties nuodėmių, privalo laikytis Parakadašio labai griežtai. Aišku, čia tas, kaip mes kalbam, tas pilnas efektas eina, kai mes kalbėjom, kai yra laikomasi toje Kadašio tradiciniu būdu. Bet ir kai laikomasi tiek, kiek gali laikytis dabar, Kali Juga, vis tiek eina irgi labai didelė nauda. Nesilaikantis šio pasninko privalės atgimti materialiame pasaulyje iš naujo, tarsi vienas iš burbuliukų tarpe milijonų kitų didžiuliame vandens telkinyje, ar tarsi maža skruzdėlytė tarp daugybės kitų rūšių. Nu va, tas gimimas čia prilyginamas burbuliukui, vandens burbuliukui. Nu. Atsiranda burbuliukas ir išnyksta, tai taip tokie yra mūsų gyvenimai. Dėl to reikia ištikimai laikyti šventą Parakadašį ir garbinti aukščiausią viešpaties asmenį Šri Trivikramą. Tas, kas šitaip daro, išsilaisvina iš visų savo nuodėmių ir yra pakylėjimas į viešpaties Višnu buveinę. O Bharata, viso žmonijos labui, šitaip taip aš tau apibūdinau šventą Parakadašį. Kiekvienas, kas tik išgirs ir perskaitys šį pasakojimą, be abejonės bus išlaisvintas iš visų rūšių nuodėmių, o geriausias šventas karaliau Judištyra. Tai baigėsi pasakojimas apie Džieštą Krišną arba Parakadašio šlovą iš Brahmanda Puranos. Tai bet kokiu atveju tai yra galinga diena ir mes turim dar vieną progą. Jos metu daugiau pakartot šventą vardą, paskaityti daugiau šventraščių, pasitarnaut bhaktam, taip pat labai palanku ir aukot tą dieną ar dovanot dovanas tą dieną, bet kokią atsidavimo tarnystę daryti. Mes tikrai esam sėkmingi, kad turim informaciją apie tas dienas ir be abejo jos labai daug apvalo tų nuodėmių. Tikrai jos neapvalys visko, bet apvalys labai daug nuodėmių. Čia kai rašo, kad apvalo visas nuodėmės, tai tikrai ne tas visas, bet daugelį nuodėmių ir visas tas išvardintas, kurios buvo išvardintos anksčiau, reiškia mes skaitant tą visą. Tai aišku, mes ne verslininkai ir laikytis Kadašio reikia ne dėl to, kad būtų nuodėmės apvalomos arba ten užsidirbti geros karmos ar tenais, bet tam, kad patenkint Krišną ir kad daugiau laiko skirti praktikai, nes iš tikrųjų jeigu mes, pavyzdžiui, ir nustotume valgyti pusryčius, tik išgertume vandens, tai mes jau iškart pamatytume, kiek laiko susitaupo per Ekadašį. Iškart gali dasidėti 8 ratai, priklausomai kiek ten tų pusryčių valgom, kiek gaminam laiko, bet tai sutaupo laiką. Bet pagrindinis yra patenkinti Radą ir Krišną. O visi kiti yra šalutiniai poveikiai, kaip ir karmos pagerėjimas, nuodėmių apvalymas, taip toliau. Tai mes visą gyvenimą laikysimės Kadašių, tai jau vien nuo laikymosi Kadašių labai daug, kad mūsų gyvenime pasikeis ir bhakti padidės, ir karma pagerės, ir nuodėmingos reakcijos apsivalys. Radė.